Sveiki, aš Mykolas Lepeška. Aš noriu matyti Lietuvą, kurioje gera gyventi, dirbti ir kurti visiems. Lietuvą, kuri yra laisva, atvira ir konkurencinga globaliame pasaulyje. Neretai savęs klausiu, kodėl dažnai iniciatyva sutrūnyja valdininkų stalčiuose arba kelias skinasi itin lėtai. Kodėl netapome pirmą valstybę įteisinusią, pavyzdžiui, automobilių be vairuotojų judėjimą šalies keliais. Kodėl progresyvūs ir novatoriški technologiniai projektai dažnai aplenkia Lietuvą. Kodėl pernelyg vangiai atstovaujami šalies interesai tarptautinėje arenoje ir panašus. Esu tikras, kad atėjusi nauja politikų karta, turinti gerą šiuolaikinį išsilavinimą, aukštus moralinius standartus, aiškias vertybės, gali situaciją į gerą pusę pakeisti kardinaliai. Todėl priimu Tado Langaičio man mestą iššūkį dalyvauti akcijoje Įkalbėk. Šį iššūkį perduodu toliau 3 profesionalams, Lietuvos entuziastams, kuriais tikiu ir pasitikiu. Tai Mantas Titas Urbonas, Paulius Lukas Tamošiūnas ir Mindaugas Reinikis. Sėkmės visiems!